Kiekvieną kartą vis kaip naujiena, žinai. Įdomiai kaip. Ar matot skaidrės? Matau. Aha, gerai. Nu tai va, tai aš šiandien esu nusiteikus pasakoti labai lėtai, nes aš kai klausausi savęs, aš negaliu klausytis savo to tarškėjimo. Tai va, tai bet kokiu atveju, kviečiant žmogų į verslą, mes jam turim pasakyti, aišku, produktai tikrai didžioji dalis ateina, prisijungia prie mūsų vedini noro įsigyti produktus, įsigyti, vartoti nuostabius produktus, ar ne? Bet aš kalbu apie save, man svarbu buvo uždirbti. Iš tikrųjų, tuo metu, kai jungiausi, gal net tiek šiai dienai, mano vienintelis tikslas yra padėti. Ir aš sakau, tie žmonės, kurie nekalba apie įkaltus, apie pleistrus, jie yra tiesiog egoistai. Tai va, bet šiai dienai, bet kai aš jungiausi, mano tikslas buvo papildomas pajamos. Ir nes, kaip visi žinot, ar ne, aš ir du mano vaikai, vienas atlyginimas, jokio užnugario ir panašiai. Tai man labai svarbu buvo uždirbti. Tai va, tai ir yra žmonių, kurie norės uždirbti. Arba tiesiog išmėginę produktą, norės papildomai užsidirbti. Tai ką reikėtų sakyti tokiu atveju? Aišku, pirmiausiai mes suradę potencialų verslo partnerį, kuris galvoja, norėtų, nenorėtų tapti verslo partneriu. Jam turėtumėm pasakyti, kad prisijungimas kai tu tapsi verslo partneriu, tu visiškai neįsipareigoji pirkti kiekvieną mėnesį. Labai daug žmonių bijo to įsipareigojimo, kad jie turės pirkti kiekvieną mėnesį, kad ten ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Kad tau nereikia nieko investuoti. Kodėl? Nes nėra jokio starto. Bet čia ir yra šioks toks minusas, ar ne? Kai žmonės startuoja su kažkokiu tai startiniu, kai turi įsigyti startinę pakuotę, tai jie įsigyja tos produktus, yra suinteresuoti juos pardavinėti, ar ne? Bet jeigu mes įstojom, tiesiog nieko neinvestavom, tai yra labai reikalinga stipri motyvacija ir disciplina daryti veiksmus. Nes kai tu neįkišai uodegos, tai tu turi būti stiprus iš savęs, kad norėtum dirbti, ar ne? Kad nepasiduotum po 2, po 3 mėnesių, po pusmečio. Tai va, tai žodžiu, žmogui pasakom, pirmiausiai, tu niekuo nerizikuoji, tau nereikia pradinio kapitalo, tu šitą verslą gali turėti šalia to, ką šiandieną darai. Ir tai tau būtų kaip papildomos pajamos. Dabar reikia susakyti žmogui, ką jisai gauna, kodėl jam apsimoka, ar ne? Ne tik tai įsigyti produktus pigiau. Nes tapus partneriu, kiekvienas įgauna galimybę įsigyti produktus su 35 procentų nuolaida, ar ne? Nuo katalogo kainos. Vadinasi, šiais laikais perkant produktus pigiau, jau galime sakyti, kad mes uždirbame. Bet jeigu mes pradėsime rekomenduoti šituos produktus, įsigijom produktą, ar ne, ir jisai mums patinka, tada mes jį rekomenduojam. O rekomenduodami mes jau uždirbam papildomas pajamas. Ir didžioji dalis mūsų verslo partnerių būtent naudojasi šituo pajamų šaltiniu. Kai tu pamėgtus produktus rekomenduoji ir uždirbi 54 ir gauni 54 procentus pelną. Taigi, jeigu tu nuperki produktų už 100 eurų, juos pardavęs gauni 154 eurus. Vadinasi, pasidengia tas tavo 100 sumokėtas, tu visiškai niekuo nerizikuoji ir dar uždirbi 54 eurus. Jeigu tu nuperki produktų už 200 eurų, tai juos pardavęs katalogo kainą, tu gauni 308 eurus. Tuos 200, kuriuos tu sumokėjai, atimi iš tų pinigų, kuriuos gavai, ir tavo pelnas, tavo uždirbti pinigai, nieko neinvestuojant, yra 108 eurai prie tavo atlyginimo. Sutikit, tai tikrai labai labai nesudėtinga, ar ne? Ir jeigu jau paskui į truputėlį
pažengus jau po 2-3 mėnesių, kai tu pradedi pažinti produktą, kai tu atrandi savo mylimukus ir aišku, tuos pardavinėti sekasi tikrai daug lengviau nei tuos produktus, kurių tu neišmėginęs arba kurių tu nemėgsti tiesiog, nes tikrai iš tų 700 aš esu įsitikinusi, kad ne visi tikrai tiks ir juo labiau, kad net išbandyti praktiškai nelabai įmanoma visų, ar ne? Tai va, bet kai jau tu truputėlį įgauni daugiau įgūdžių rekomenduoti, kai jau tu turi kažkokią tai savo auditoriją, žmonės, kurie tavimi tiki, tu jau net pats nesupranti, kaip tau pavyksta įsigyti produktų ir už 300, ir už 400, ir net už 500 per mėnesį. Ir yra žmonių, aišku, čia vienetai, kurie įsigyja už 1, už 2 ir už 3 tūkstančius per mėnesį. Tai va, tai pridėkime tuos 54% pelną ir paskaičiuokime, kiek uždirbtų žmogus, geras pardavėjas, įsigijęs, gerai, imkime, kad įsigyja produktų už 3000 eurų, ne? Pridedam 54%, gaunam 4620. Atimam tai, ką sumokėjom. Ir va šitaip, žiūrėkit, sėdint namuose, ta prasme, būnant namuose, nes tu dirbi, kad tu parduotum produktų už 3, kad tu galėtum įsigyti už 3000 eurų produktų, tu labai turi stipriai dirbti, tu išvien turi dirbti. Tu ko gero jau dirbi tarsi nuo 8 iki 5 visą darbo dieną. Ir tu žiūrėk, uždirbi vien tik nuo produktų 1620 eurų. Va, aš paskaičiavau. Tu uždirbi vien tik nuo produktų. Plus, kai tu nuperki produktų už 3000 eurų, tu žinai, kad tu esi pasiekęs 3000 balų. Ir kad tavo bonusas jau, kad tu gauni dar ir bonusą. Apie bonusą mes pakalbėsim truputėlį vėliau. Tai va, tai žodžiu, dabar tik apibendrinkim tuos 2 pajamų šaltinius. Pirmas pajamų šaltinis toksai yra, kai tu įgyji galimybę pirkti produktus su 35% nuolaida, tai jau yra uždarbis ar ne, nes tu moki pigiau, tu taupai. Ir antras, kai tu pradedi rekomenduoti produktus. Kai tu pradedi rekomenduoti produktus, tu gauni papildomas pajamas. Va. O dabar, kai tu pradedi rekomenduoti produktus, tu, žinoma, asmeniškai jų per mėnesį įsigyji ne už 100 ir ne už 2 ir ne už 3, o daugiau, kai pradedi intensyviai tai daryti. Dabar žiūrėkit, kaip yra sustojam, ar viskas ten aišku buvo? Tikriausiai, Reginai, tai tikrai viskas aišku. O man kaip tik neaišku, jeigu perki 35% pigiau, kaip gali gauti 54% tavo manykai? Nes eina čia galai ir visą laiką aš galvoju, iš kur tie 54% atsiranda. Aš nesuprantu. Aha. Čia į šitą klausimą gali atsakyti buhalteris, bet dabar žiūrėkit. Čia yra matematinė formulė. Jeigu aš įsigijau produktų už 100 eurų, ir aš prie jų pridėsiu 35%, aš gausiu daug mažesnę sumą. Ir iš tos, gerai, aš dabar viską paskaičiuosiu, kad jūs matytumėt, gerai? Pavyzdžiui, aš nusipirkau produktų už 100 eurų, pridedu tuos 35, kuriuos mes atimam ar ne procentus, ir gaunam ką? 100 plus 35% yra 135 eurai. 135 eurai. Dabar, tas 135 eurai tai yra katalogo kaina, ar ne būtų? Pagalvokit, taip, ne? Dabar iš 135 atimam, iš katalogo mes atimam 35%, ar ne? Taip. Taip, toliau lygų. Dabar atimam 35% ir gaunam, kad mes tik 87 eurus sumokėjom. Čia tiesiog yra tokia matematinė formulė. Žinokit, ją supranta buhalteris. Aš irgi nemoku paaiškinti. Esmė tame, kad jeigu mes norim atgauti tą patį 100, tai mes prie 100 turim pridėti 54%. Ir tai yra pelnas. Tai aš, žinokit, daug net nesigilinu. Tiesiog pagal rinkodaros planą yra parašta 54%. Pelnas, aš tiek ir žinau. Nes va dabar žiūrėkit, kai aš pridėsiu prie 154, aš gausiu 154, o iš 154, atimti
35 procentus, nes 154 katalogas gaunu 100. Nu, lygų paspausiu. Kai prie 100 pridedu 54 procentus, aš gaunu tą sumą, iš kurios atėmus 35 yra 100. Ta pradinė mano sumokėta suma. Nu, sakykim, kad... Reginutė, ne. Aha. Gerai, viskas gerai. Sakau, čia tiesiog yra buhalteriai moka tą. Čia yra, kaip man tą nepaaiškino, tai yra matematinė formulė. Sakė, tu nesigilink, tiesiog tai yra matematinė formulė. Jeigu mes pridėsim 35 procentus, mes gausime, kad sumokėjom 87, bet mes tai sumokėjom 100. Tai va, tai žodžiu, tiesiog pridedant, galbūt Ingrida kažkada galės paaiškinti, mes čia tų buhalterių turim nemažai. Tai va, Edita, Ingrida, paprašysim, gal jos sugebės paaiškinti tą. Nes kažkaip keistai atrodo, per 35 procentais pigiau, tai 35 procentus ir uždirbti turi. Taip, bet matyt čia kažkaip... Logiškai. Aš su matematika biškų nedraugauju, aš tik tai moku skaičiuoti bonusą, viskas. O kas liečia matematiką, man sakau, baisiausia būdavo uždavinys, per visą lapą vienas uždavinys, kuriam daugiau raidžių negu skaičių. Nu, vat niekaip neįkertu to. Čia mokyklai. Viskas gerai, Ramune, ačiū. Tai va, tai vienu žodžiu. Tai va taip yra skaičiuojamas pelnas. Vienu žodžiu, norint suskaičiuoti pelną, tai prie sumokėtos sumos reikia pridėti 54 procentus ir mes gaunam tai, ką mes gautumėm pardavę katalogo kainą. Va. Nu ir dabar biškutį pasigilinkim, o kaip tas yra daėjom iki to, kad dar yra trečias uždarbio būdas, tai yra bonusas, kurį moka kompanija. Kompanija pradeda mokėti tik tada, kai mes asmeniškai, ne su struktūra, kai mes asmeniškai įsigijam produktų už 100 eurų. Nu, maždaug 100 balų, kaip padarom, ar ne? Tai reikštų, kad jeigu aš, pavyzdžiui, turiu struktūrą sukūrusi labai didelę, bet pati perku tik už 80 eurų, aš negausiu jokio bonuso. Nežiūrinti tai, kad man su struktūra būtų ten 3000 ir panašiai. Ir pas mus tikrai yra nemažai tokių žmonių, kurie tiesiog prisijungia ir perka produktus savo. Nu, tiesiog dėl savęs. Pakvietė į verslo žmonės, bet, nu, tiesiog esmė tame, kad nesigilina į marketingą ir jam visiškai nereikia, jis tik nori savo įsigyti produktų pigiau. Ta pati paaiškino vienam žmogui, trečiam, kurie dirba. Ir galutinis rezultatas yra 3000 balų arba 4000 arba ten 1000 balų su tai žmonėmis. Bet jeigu aš nedarau 100 balų, aš šito šaltinio pajamų negausiu. Aš gausiu nuolaidą, aš gausiu už rekomendaciją 54 procentus, bet bonuso trečio šaltinio pajamų aš negausiu, jeigu aš pati asmeniškai nedarysiu 100 balų, ar ne? Tai va, o jau kai pradedam daryti 100 balų, tai kompanija pradeda mokėti bonusą. Jis vadinasi Infinity bonusas ir tas mūsų bonusas yra nuo 5 iki 38 procentų. Ir jis priklauso nuo struktūrinės apimties. Aš pati asmeniškai galiu daryti, tarkim, AA, tai reiškia yra asmeniniai mano balai. Aš kai darau 100 balų, pagal lentelę už 100 balų aš gaunu 5 procentus bonus, ar ne? Ir tai reikštų, kad 100 balų aš dauginu iš 5 ir gaunu, ir iš 0,55, jau žinom tą formulę, kad paversti eurais, ir gaunu 2,75 €. Bet jeigu aš asmeniškai AA nuperku produktų maždaug už 300 eurų, kas generuoja 300 balų, aš jau pasiekiu pagal lentelę, žiūrėkit, 10 procentų, matot? Vadinasi, mano asmeniniai balai yra dauginami iš 10 procentų, nebe iš 5 ir vėl iš tų pačių 0,55. Vadinasi, kai aš darau 300 balų asmeniškai, mano bonusas jau yra 16,50. Nu ir nepamirškit, kad nuo 300 mes jau uždirbome per 100 eurų už pardavimus, ar ne? Per 160, jeigu neklystu. Dabar žiūrėkit, jeigu aš asmeniškai, kur ta mano pelė, jeigu aš asmeniškai padarau 1000 balų, tai yra nuperku maždaug už 1000 eurų, aš pagal šitą lentelę, kuris, sakiau, turi būti mums kaip malda, pasiekiu 15 procentą. Vadinasi, mano 1000 balų jau yra dauginama iš 15 procentų. Ir iš 0,55 ir galutinė suma yra 82,50 €. Čia pakalbėjau apie tai, ką aš darau asmeniškai, ar ne?
Bet aš visada galiu daryti asmeniškai 100, 100, 100, 100, bet su struktūra, kai prie manęs prisijungia Vaida ir Regina, jau gali būti visai kiti pinigai, visai kiti balai, kurie mane pakels į kitą procentą. Ir tikrai nekartą esam darę, kad kompanija pirmiausia sumoka žmonėms, kurie dirba, o man kas lieka nuo jų, ar ne? Ir pamenu, Regina vienintelė buvo suskaičiavusi, ar kas lieka, ar ką aš gaunu. Nu, žodžiu, dabar žiūrėkim. Aš asmeniškai darau 100 balų. Nu, aš visą laiką darau 100 balų, ar ne? Pagal tą pirmą, kol aš neturiu struktūros žmonių, aš gaučiau 5 procentus darydama 100 balų. Bet dabar, žiūrėkit, aš į verslą pakviečiau dar Reginą su Vaida. Vaida su Regina taip pat padarė po 100 balų, vadinasi, mano 100 balų ir merginų dar po 100 balų, bendroji suma yra 300 balų. Vadinasi, šitos merginos mane pakėlė į 10 procentą, bet ir savo 100 tuos balus aš jau dauginu nebe iš 5, bet iš 10 procentų. Ir kas, va matot, savo 100 balų aš dauginu jau iš 10, nes savo komandos dėka aš jau pakilau į antrą laiptelį ir esu stažuotoja, ar ne? Ir mano bonusas, žiūrėkit, už tą patį 100 balų aš jau gaunu dabar 5,50. Va, kam reikalinga struktūra. Atrodo, nu ir čia dar maži pinigai, bet mes kalbam apie pradžią. Taip yra kviečiami toliau verslo partneriai. Jeigu pirmu atveju be struktūros už savo 100, tos pačius 100 balų aš gaunu 2,75, tai pakvietusi tik tai 2 žmonės ir parodžiusiems verslą, aš jau gaunu 5,50. O mano darbas tas pats, aš asmeniškai padariau tik 100, matot? Dabar taip, aš ir vėl toliau darau 100 asmeniškai, bet pakviečiau į verslą Vaidą su Regina, kurios jau daro po 500. Nu, jos jau už mane net yra stipresnės, ar ne? Jos daro po 5. Ir, tarkim, viena daro galbūt 300, kita daro 400 ir dar mano 100, žodžiu, bendroji sumoj, visos 3 mes padarom 1000 balų. Vadinasi, šitų savo partnerių dėka aš pakylu į 15 procentą. Pirmiausiai kompanija sumoka joms, o man kas lieka nuo jų, ar ne? Bet kadangi, man lieks nuo jų, nes jos, o bendrai ne, jeigu jos abidvi padarys virš 300, man nuo jų šiuo atveju nieko neliks. Bet, žiūrėkit, aš už tuos pačius savo 100 balų varganus, kuriuos šiaip taip išturėjau, nes esu žioplė ir nieko nedarau, aš jau dabar gaunu 15 procentų, nes vat šitų savo pakviestų merginų dėka aš pakilau į 15 procentą. Ir 100 aš dauginu jau iš 15. Mato, 1000 balų generuoja 15 procentų. Vadinasi, 100 savo balų aš dauginu iš 15 ir iš 0,55. Ir pažiūrėkit, pirmu atveju už savo 100 balų aš gavau 2,75, o pakvietusi žmonės į verslą, darydama tuos pačius žingsnius, tik 100 balų, aš jau gaunu 8,25 €. Ir lygiai tas pats toliau. Žiūrėkit, asmeniškai mano vėl AA 100 balų, bet atsirado dar viena torpeda, kuri daro balus ir bendroji sumoje mes turime 1500 balų, kas mums generuoja 19 procentų bonusą. Vadinasi, mano tie 100 balų jau yra dauginami iš 19 procentų. Ir už tai aš esu dėkinga savo merginoms, kurios čia atėjo nusiteikusios dirbti. Nes aš, jeigu darau tik 100 balų, tai aš čia atėjau pažaisti. Tai va, tai žodžiu, už tą savo pažaidimą aš jau dabar gaunu ne 2,75 €, o 10,45 €. Nu ir toliau vėlgi aš darau AA tą patį 100 balų, aš dar vis žaidžiu, bet atsirado mano struktūroje labai stiprių žmonių ir bendroje sumoje mes pasiekėme 3 SA, tai yra struktūrinė apimtis. Bendroje sumoje mes pasiekėme 3000 balų. 3000 balų pagal lentelę mums generuoja 23 procentus. Vadinasi, tą savo 100 balų aš dauginu jau ne iš 5, ne iš 10, o iš 23 procentų, kur ta mano pelė pradingsta vis, iš 23 procentų ir iš 0,55 ir gaunu
12,65 €. Dabar taip, galbūt kyla klausimas, yra tokių nuomonių, kad jeigu žmogus atėjęs yra į kompaniją seniau, jis turi uždirbti daugiau. Tai šiuo atveju aš noriu pasakyti, kad šita mano struktūra uždirba už mane gerokai daugiau negu aš, nes aš darau tik 100 balų. Lygiai taip pat ir pas mus yra, virš manęs yra ir pati pirmoji moteris, kuri atvedė šitą kompaniją. Ji tiesiog, jos tikslas yra pardavimai galbūt. Ji turi parduotuvėlę ir ta prasme, jai užtenka tai, ką jinai gauna. Ir jos bonusas yra tikrai ženkliai mažesnis nei mano, ar Inesos, ar Rasos, ar dar kažkurios kitos merginos esančios netgi po manimi. Tai kurioj vietoj esate jūs, visiškai nepriklauso. Viskas priklauso, visas bonusas, visi pinigai, visas uždarbis, premijos priklauso nuo kiekvieno iš mūsų asmeniškai. Tik nuo kiekvieno. Aš, patikėkite, esu 7 Lietuvoje, arba 6, gerai nepamenu. Tai va, tai tikriausiai supratot, ar ne, kad darant tuos pačius žingsnius, tarkim, tą 100 balų, ar ne, bet kviečiant žmonės, mūsų bonusas auga, nes žmonės pakviesti mus vis pakelia į didesnį procentą. Ar čia viskas aišku? Nu taip, viskas aišku. Man nesisek su struktūra. Žinai. Neina, nežinau, man nesijudina. Ne, matai, čia iš tikrųjų tai yra laiko klausimas. Ir Vaidutė, iš tikrųjų esmė tame, kad mes turim mokytis. Mes, jeigu kažkas kažkur nesiseka, mes visko turim, mes nei vienas negimė mokėdamas. Reiškia, kažkur yra spraga, reiškia, kažkur kažką reikėtų pasimokyti, galbūt kviesti žmonės, galbūt dar kažkai. Tai va, sakau, prekės rekomenduoti moku gerai, pasaką. Su prekė man labai gerai sekas. Ir šį mėnesį nemažai pasidariau. Žiauriai nemažai. Jo, tai viskas tvarkoja. Bet su struktūra man viskas, kryžius. Tau yra pardavimai. Pas manęs nieks nenori struktūrą jungtis. Visi sakė, mums gerai, tu esi čia vietoj. Svarbiausia, nepardavinėk konsultanto kainą, nes tada tikrai nenori. Ne, aš tik katalogą. Šaunuolė. Bet, žinokis, man ta katalogo kaina patinka. Pavyzdžiui, yra 15,50 imbierinis šampūnas. Aš visą laiką gaunu 16 €. Gerai. Niekada, sako, Vaida, sako, nebandyk, sako, paimti atgal, sako. Duodu, sako, reiškia, sako, tau siuntims kainuoja, tau kurs kainuoja. Taip. O dabar matau Reginą įsijungus gal apie tą kažką, ką aš sakiau, ar ne? Ne, viskas gerai, ačiū Ramunė, aš viską suprantu, bet kaip Vaida, kad sako, man kaip tik tie pardavimai neina, bet aš kiekvienam siūlau registruotis. Bet jau iškrenta iš tikrųjų, daugiau yra ir iškritę. Tai patikėk, Reginot, kiek pas mane yra iškritusi. Esmė tame, kad aš irgi vėlgi sakau, jeigu ne tu pakviesi, pakvies kažkas kitas. Viskas. O tu niekada nežinai, kokią auksinę žuvelę gali pakviesti iš tikrųjų. Tai tiesiog... Mano tikslas yra, kad registruotųsi, tada vis tiek žmogų pririši, jis nenais pirkti iš kito. Taip. Jis vis tiek, ar mažiau, daugiau, tada jeigu jam patinka produktai, vis tiek jis pirks pats. Taip, ir tai va būtent apie tai reikia. O jei nepakviesi, šiandien jis pirks iš manęs, rytoj jis nais pas kitą nupirkti. Būtent, o kai tu priregistruoji žmogų ir tu nukreipi jį į kažkokį tai aptarnavimo centrą, tau nukrenta visas rūpestis. Toliau jisai tenai jau tvarkosi pats, bet jo balai didina va tavo tą struktūrinę apimtį, kuri kelia mus į aukštesnį procentą, ar ne? Ir mes už tos pačius maliukus gaunam visai kitokį procentą. O apie tai, kas lieka nuo komandos narių, mes jau esam kalbėję. Tai aš dabar galvoju, kiek čia mes dar turim laiko, dar biškį turim. Tai ar dar daugiau gilintis, ar gal ties čia ir sustojam? Ne, kiek esat Ramunė pasiruošus, jūs kalbėkit. Va, atsiverčiau, 34 žmonės esu iš vis priregistravus, bet šiai dienai tiek jau nėra struktūrai. Ai, bet į gylį čia nėra, čia kur pirmoji linijoje mano yra, bet dar į gylį yra dar žmonių. Aš žadėjau sakyti, kad turėtų būti daugiau. Taip, bet iš pirmos linijos yra iškritusi.
Pirma linija, 34 esu. Nu, iš tikrųjų nedaug. Reikėtų nors po vieną per mėnesį, bet neišeina net vieną užregistruoti per mėnesį. Čia yra idealu, žinok, iš tikrųjų, jeigu savo užsikelti... O jeigu per savaitę? Vieną per mėnesį. Jo, arba per savaitę, žinai, kaip iš tikrųjų išsikelti savo tikslą, kas truks plyš vienas susitikimas per savaitę. Ir žinot, kas yra labai gerai, kai priregistruojam žmogų, nu, ta prasme, norint... Kol kas, jeigu priregistruojam, kuris nori įsigyti produktus, viskas tvarkoja, jisai perka, jam patinka. Bet jeigu priregistruojam žmogų suinteresuotą dirbti ir pasakom jam, juk kiekvienas turi savo pažinčių ratą. Dabar taip, susidėliojam žingsnius, ką darysim toliau, jeigu žmogus nori dirbti. Jo pagrindinė užduotis į savaitę būtinai nors vieną, ta prasme, savo artimą draugą. Tu jam pasakai, tu turi pakviesti į susitikimą į savaitę po draugą. Jeigu pakviesi po 2 draugus, tai dar geriau, bet bent po draugą. Ir viskas. Ir jisai turi net prašyti. Aš tikrai sakau, pamenu vieną kartą su savo labai nuostabia mergaitė į tokį vieną renginį. Jis mane pakvietė ir aš taip galvoju, kaip aš nenoriu. Bet sako, Ramunė, būk gera, sako, man reikia, aš ten noriu gauti kažkokį tai kažką tai. Ir man reikia sukviesti žmonės. Tu prisijung, sako, pabūk ir viskas. Aš ir prisijungiau. Tai vat, esmė tame, kad mes tiesiog galim paprašyti tam žmogui pasakyti, kad jis paprašytų, kad, ten Genutė, nueinam, vat aš prisijungiu prie tokios kompanijos, aš privalau atvesti žmogų, būk draugas, nueinam, pabūsim. Ir ką tu gali žinot, gal ta Genutė bus ta torpeda, kuri dirbs. Ir taip, žmogus turi prašyti savo draugų, kad jie su juo nueitų į prezentaciją. Ir kai mes turim tokį rimtą žmogų, kuris interesuotas į savaitę po vieną žmogų atvesti, tai mes per vieną mėnesį, aš manau, kad vis tiek sugeneruotumėm tą vieną partnerį. Tai žodžiu, bet šaunuolės esate tikrai labai labai smagu, kad norit, kad darot, kad nepasiduodat. Sakau, šis laikas tikrai yra pakankamai sudėtingas šitai kompanijai, ar ne? Daugeliui verslų tai yra tikrai sudėtingas laikotarpis. Šiandien 3 valandas bendravau su mergina, kuri gyvena Anglijoje. Tai mano irgi draugė buvus, ar ne, grįžo, kaviniai sėdim. Sakau, kaip Anglijoje? Sako, irgi yra kažkas baisaus, kainos kyla, žodžiu, šiai dienai yra situacija nepavydėtina. Tai ir tos krizės jos buvo visada, svarbu jas išbūti, nepasiduoti ir tie, kurie nepasiduos, tie laimės, tie laimi visada. Tai svarbiausia yra nepasiduoti. Ir dabar galim trupučiuką pažiūrėti, kaip sekasi Birutei. Tarkim, Birutė, kuri štai turi į verslą pakvietusi tokie žmonės, kurie šitaip dirba, ar ne? Matom, Rasa daro 300 balų, Siga daro 150 balų, Nina ten 200, Vida labai neblogai, 1000 balų ir taip toliau, ar ne? Tai dabar, kiek uždirbtų Birutė? Taip atrodo, kad 2050 balų, kur generuoja 19% bonusą, aš tai paskaičiuosiu, kiek Birutė uždirbtų, jeigu šitos balus padarytų pati. Tai yra 2050 padauginti iš 19% ir padauginti iš 0,55. Jeigu Birutė pati viena tuos balus būtų surinkusi, už tiek nupirkus prekių, tai jos bonusas būtų 215 eurų. O dabar, kaip matot bendroji sumoj, Birutės bonusas yra 98 eurai. Kodėl taip yra? Regina jau yra seniau ir nekartą buvusi tuose mūsų skaičiavimuose, tikrai puikiai žino ir aš nekartą esu sakęs, kad kompanija visada atiduoda pirmiausiai tiems, kurie dirba, o tada tam, kuris pakvietė juos į verslą. Ir kodėl dažnu atveju būna, kad Birutė uždirba, tarkim, daugiau negu Rasa, negu Siga? Tik todėl, kad pas Birutę yra daug Rasų ir Sigų. Tai kiekviena Rasa gali turėti savo kalną Sigų ir Ninų ir panašiai, ar ne? Lygiai tą patį. Lygiai taip pat, čia, tarkim, esu aš. Ir aukščiau žmonės esantis tiesiog nekviečia galbūt žmonių į verslą. Tai dabar žiūrėkim. Birutė daro 150 balų, jinai yra protinga moteris, ji nedaro mažiau, nes jinai darydama 150 balų, ji ne tik tai bonusą gauna, bet dar ir dėkojimus, ar ne?
Tai va, ji protinga moteris, ji žino, ką daryti. Ir bendroje sumoje su visais savo žmonėmis per mėnesį Birutei pavyko surinkti 2050 balų. Tai yra pasiektas 19%. Dabar aš specialiai pasidalinau šitą lentelę. Pažiūrėkite, ji pasiekė 2050, vadinasi, perlipo per šitą, bet nepasiekė 3000. Vadinasi, jos bonusas išlieka tas pats 19%. Matot? Jeigu būtų pasiekus 3000 balų, jau būtų 23% gavus. Bet dabar, darydama 2050 balų, Birutė pasiekė 19%. Nu, grįžtam atgal. Vadinasi, savo asmeninius balus, kaip aš pirmai skaičiavau, ji gali dauginti iš 19% ir iš 0,55. Jos asmeniškas bonusas yra 15,68. O dabar ji turi dar visą armiją savo partnerių, nuo kurių jai taip pat nutrupės. Todėl, kad Birutė yra 19%, o šitie žmonės yra mažesniam, ar ne? Tai dabar pažiūrėkim, kas čia yra su Rasa. Rasa padarė 300 balų. O 300 balų, prisimenat, generuoja 10% bonusą. Vadinasi, Birutė, turėdama savo 19%, Rasai atiduoda 10 ir jai lieka 9. Tai šituos Rasos balus kompanija daugina iš 9% ir iš 0,55. Va, čia ir parašiau. Ir nuo Rasos jai kliūva 14,85 €. Pati Rasa, kažin ar tiek uždirba. Nu, apie 15 €, nepadarius 300 asmeniškai. Tada žiūrėkim Sigą. Siga padarė 150 balų. Vadinasi, nepasiekus 300 balų, Siga gauna 5%, o Birutė turi 19%, nes kadangi turi daug verslo partnerių po savimi. Vadinasi, Sigos balus 150, kompanija daugina iš 19 atėmus 5 yra 14, iš 14% ir daugina iš 0,55, nuo Sigos Birutei kliūva 11,55 €. Nuo Ninos, Nina padarė 200, bet nepasiekė 300, vadinasi, išlieka tam pačiam 5%, Birutė turi 19. Iš 19 atėmus 5 yra irgi 14, vadinasi, 200 dabar dauginam iš 14% ir iš 0,55 gaunam, kad nuo Ninos jai kliūva 15,40 ir taip po trupiniuką susirenka net nuo pačių mažiausių taškiukų. Bet štai vat nuo Vidos jau jai kliūs mažiau, bet Vidos 1000 balų, jinai ne 100, o 1000 daugins iš tų 4%. Nes, pažiūrėkit, Birutė pasiekus 19, Vida padarius 1000 pasiekė 15%, o iš 19 atimti 15 yra 4. Vadinasi, visus Vidos balus kompanija daugina iš to, kas liko jai nuo Ninos, tai yra 4% ir iš 0,55. Ir bendroji sumai, pažiūrėkit, gauna netgi 22 € nuo Vidos. Lina tas pats, vėlgi, žiūrėkit, 19 ir atimam 5, lieka 14, Roma 100 balų padarius irgi tik tai 5%. Vadinasi, visi šitie pinigai lieka Birutei. Nu ir ką dabar skaičiuokim. Pirmiausiai pridedam tai, ką ji asmeniškai gavo, 15,68, ar ne? Čia nuo jos asmeninių balų. Nu ir tada visus, vat. Rasa, Siga, Nina, Vida, Lina, Roma ir bendroji sumoj gavosi 98,73 €. Jeigu Birutė už tą 150 € nupirkusi prekių, pridėti 54% lygų ir atimti. Viską pardavė katalogo kainą, tarkim, ar ne, nupirko prekių už 150 ir viską pardavė katalogo kainą, tai nuo šitų produktų ji dar uždirbo 81 € plus bonusas Infinity, kurį gauna iš kompanijos, 8,73. Bendroj sumoj ji uždirbo 179 su centais, žodžiu, 180 €. Stipriai nesiplėšant, darant asmeniškai tik tai 150 balų,
galbūt turint kažkokį tai papildomą savo darbą, tiesiog rekomenduojant produktus ir kviečiant žmonės į verslą, galima juos mokyti, galima įdėti labai daug jėgų, bet galima tiesiog parekomenduoti, nukreipti į juos, apsipirkinėti ir viskas. Aišku, kai mes mokome, kai mes vedame komandą, rezultatas yra kur kas didesnis, ar ne? Bet jeigu mes bent registruojam ir juos nukreipiam, tai gaunam net bent jau balų kiekį, kurie mus kelia į didesnį procentą. Ir kai sako, kodėl tas tinklinis marketingas yra privalumas? Todėl, kad, sakau, net patys didžiausi verslai gali gyvenime žlugti ir man, sakau, patiko vienos teisininkės atsiliepimas, pasisakymas, kodėl ji yra su tinkliniu marketingu. Todėl, kad sakė, žinot kodėl? O todėl, kad, sako, manęs nežavi mano pensija. Visi mes kažkada gausim pensiją, kuri tikrai mūsų nežavi. Tai kodėl nesusikurti savo papildomą pajamų šaltinį, bent tam atveju, kad kai pasibaigs darbingumo metai ir mes turėsime kažkokią jau savo struktūrą. Juo labiau, kad šitas verslas yra paveldimas. Jis liks mūsų vaikams, mūsų anūkams. Vadinasi, mes ne tik susikuriam savo kažkokį tai gerbuvį, kaip, pavyzdžiui, kad aš irgi labai mamai savo norėjau, ar ne, kad prie pensijos galėtų prisidėti kažkiek tai pinigų, ar ne, bet mes galim susikurti savo labai gerą gerbuvį, nes čia tu niekada nežinosi, kada į tavo komandą prisijungs kažkokia tai tokia vida, kuri po tavim darys 1000 balų, 2000 balų, bet jeigu vieną vidą turėsim, vėl labai gerai, tada turim turėti daug visokių nenurasų, kurios atsvers tą vidą. Neseilės tysta. Tai va. Klausimai. Žinokit, jau greit išsijungs iš tikrųjų, bet dar gal klausimų kažkokių yra. Man viskas čia aišku. Viskas aišku, ar ne? Tai gal tada, kad